Na tai ką, labas rytas visiems, žiūrintys žvejybos kanalą. Randamės prie Kauno marių. Bandysim gaudyti karšį. Tikiuosi šitą žuklė pasiseks. Atvažiavau į vietą gan ankstokai. Buvau gal net apie 5 valandą. Ačiū Dievui, žmonių nebuvo. Bet ryte lyjo, naktį irgi lyjo. Dabar nurimo. Kaip tik dabar švinta. Dabar gal turim kokią jau po 6 kažkiek. Tai susidėjau daiktus, nieko labai nefilmavau. Ir kol dėjau daiktus, gal buvo atvažiavę 3 mašinas, tai reiškia laiku atvažiavau. Tai vat kaip ir sakau, susidėjau daiktelius, įsidėjau skanavimo švinuką. Bandysim ieškotis kažkokios distancijos. Ir ką, rasim tašką, šersim ir bandysim gaudyti. Va tokias šeriklėlės. Jau dabar metu 6 arba 7, nes atsiradau tašką, bet taškas tikrai ganėtinai toli. Tuoj pasakysiu. Atstumas tikrai gan nėra mažas, nes kas per situaciją? Labai arti, prasideda parandė, kaip pasakyti, prasideda pagilėjimas ir eina taip, dugnas atrodo gilin ir grinai už to, kai prasideda gilėjimas, ten vien kriauklynas, labai daug kriauklių, tai aš nenorėjau ten statytis. Tai pasirinkau gal kokie 3-4, tarp 3-4 metrų už to kriauklio, už to kriauklyno, nes toj vietoje jaučiasi, kaip nubrauki su skanavimo švinuku. Toks minkštas dugniukas, tada toks perėjimas į kietą ir iškart po kieto vien kriauklės, nes traukia grinai vien kriauklės. Nenoriu daug pavadėlių rašyti, tai pasirinkau tolimesnę distanciją. Tai naudoju va tokias šeriklėlės, kulkytės, labai gerai skrenda iš tikrųjų. Tai manau turėtų problemų nebūti, aišku, mačiau kiek pagal prognozę vėjo rodo nemažą. Dabar kai ramu viskas gerai, sąlygos leidžia, tai viskas gerai, bet kaip ir sakau, su tom kulkytėm turėtų kaip ir problemos nebūti. Tai vat, tai pasijaukinsiu taškelį ir ką, dėsim kabliuką, bandysim gaudyti. Ką dedu į šeriklėlę, tai žipsnelį skandintų įdedu, matiliuko, su pašariuku va taip pramaišau ir įdedu kasteriuko. Kasteriuko taip pirštais suspaudžiu, kad tokia kašytė būtų. Ir viską. Šiandienos mano stalas. Dzikelio, matiliuko, kasteriuko, skandintų ir jaukos. Taip, kad kanalą remia žvejybosreikmenys.lt. Ačiū Edgarui Sarūnui už masalus, jaukus. Galite užsukti ir jūs į parduotuvę. Taip pat turi elektroninę parduotuvę žvejybosreikmenys.lt. Taip pat galite užsukti Kaune, Birželio 23 gatvėje. A ką, ar lietus atėjo? Ką, sėdėsim taip, ką daryti, tik tai labai nepatogu užmes. Tai kažkaip šono. Tai aš būna skėti, suskleidžiu greitai, užsimečiu ir vėl. Vis kitaip tai baisu labai ir labai didelė tikimybė, kad nepataikysi į tašką. Tikiuosi čia trumpai tas lietutis užėjo. Turėjau vieną kibimuką, bet nepakirtau. Pirma rudeninė realiai žvejyba. Nors meluoju, ne pirma. Turėjau 2, bet nieko gero nepagavau. Na ką, turim pirmą žuvį.
Įtariu, kad karščiokas. Taip smagiai pasispardė. Kur įlindo. Visai gražus. Opa. Visai gražus karščiokas. Pirmas rudeninis karšis. O žiūrėk. Yes, labai gerai. Nuotaikos iš karto gerėja. Kad jau lyja visiškai darosi nebeįdomu. Svarbiausia kimba. Taškelį atėjo, reiškia. Labai gerai. Užkibo ant 3 skandintų dzikelių. Tokios va šeriklėlės į taškelį. Matiliukas, skandinti ir truputis kasteriukas. Kabliukas kaip įsisegė, tai atrodo vos ištraukiu. O ką naudoju iš kabliukų, tai naudoju va tokius kabliukus. Susidėjau 10 numerio, pavadėlinis valas 12, kaip visada ir kaip iš praeitesnių video gal. Taip, va, irgi mano tas valiukas. Va, naudoju va tokį valą. Tikrai geras, nežinau, nėra labai ir brangus. Šeriklėlė 50 gramų, pavadukas apie 60 gal 70 centimetrų. Ir ką, kimba? Gerai. O toks pamasaliukas. O kaip dabar užmest? Pažiūrėkit, kaip lyja. Nu ką, reikės dabar palaukti, kol aprims, nes dabar kibimas buvo. Normalios sąlygos. Nu čia lietutis šniokščia neblogai, sakyčiau. Nu, nelabai pataikiau. Bet va ir lietus nurimo. Kiekime šitoks trumpalaikis lietus. Turim žuvį vėl. Manyčiau irgi visai nebloga. Nes taip gražiai pasispardė. Dar vienas. Gražuolis. Jaukai veikia. Masalai veikia. Nu, pagaliau. Nesakau, turėjau tas kelias žuklės tokias. Bet čia viskas gerai. Pat masaliukas, va. 2 balti, 1 raudonas. Ir atgal į taškelį. 2 žuvytės per kokią valandėlę, gal net nepilną.
panašiai. Labai gerai. Dar kibimą turėjau. Nepakirtau. Turim dar vieną karšioką. Laksai. Vos nepabėgo. Žuvytė kimba. Nieko nekeičiu, iš tikrųjų viskas tas pats. Kaip ir sakiau, įdedu matiliuko į šėryklėlę. Žipsnelį po truputį. Kadangi gaudau vadaja jaukais, vadaja jaukai yra sūrus. Tai, kaip pasakyti, tas gyvas matilius, nu jis greit miršta. Tai po žipsnelį, nepridedu ten labai daug. Kasteriuko. Patraišku. Ant kabliuko 3 skandinti. Ir viskas čia gerai, viskas kimba. Kaip ir sakiau, kad žvejojau prie kriauklių. Už kriauklyno, tai va, betraukiant šėryklėlė viduj kriauklės. 4 dabar persimetimus. Nieko iš vis nenoriu dabar skandinto, tai pabandysiu va taip. Slekutis su 2 skandintais dzikučiais. Gal netyčia. Niekada, sakau, negali žinot. Ir reikia paeksperimentuoti, jeigu, tarkim, ten kybo kažkokia pauzė, tarkim, nebekimba. Pabandykit kitą masalą uždėti. Tarkim, gaudėt ant dzikučių, pabandykit kokius liekat. Matiliuką. Nu ir va, ant slekučio 3 minutės išlaukimas kažkur, iškart kibimą. Nu va, karšiukas. O ant dzikučių, kaip ir sakiau, 4 permetimai buvo, gal išlaukimai po 5 minutės. Nieko. Uždėjau slekutį, 3 minutės, karšis. Tie patys slekeliai ant kablelių liko. Aprimo kibimas truputį. Tai pabandysiu pakarpyti. Tokią košę. Jauka. Prasilginau pavadėlį. Ką, bandom dabar. Gal pavadėlis lygesnis duos rezultato. Prasilginau pavadėlį. Pirmas metimas. Plakis. Iš karto plakis. Bet bent jau užkibo, nes taip keli metimai tušti buvo. Ką galiu pasakyti? Tikras ruduo. Ir vėsai už tikrų darosi, nes tas vėjas tai dar palyja, ta drėgmė. Tai taip nemalonu, net biškį daro. Ir kibimas apstojo, prasidėjo bjaurus tas oras ir dingo karštis. Bet dar vilčių turiu. Gal prašaus dar, tikiuosi.
Dingo karštis, dabar smulkmė gal atėjo, nežinau. Na, žinokit, turiu jaučiu 2+, jeigu nedaugiau. Žiauriai tikrai didelė žuvis. Net neina. Oi. Eik, tu savo atsikabina. Ar ne? Eik. Jo, arba lydeka ar kažkas atakavo. Eik, tu savo jau apsidžiaugiau. Jo, prakasta. Eina savo, sakau, turi gerą karšį. Net nekyla nuo dugno. Nu, išgyvensi tu dar čia. Čia gal lydekaitė ar koks starkis, nu kas ten žino. Nu ką, būna. Jeigu būtų kablių nukandę pavadėlį, tai būčiau prisimastęs, kad jau pavadėlį nutraukė, čia o jezu, čia o, pasirodo, kaip tai būna. Vėl turiu kažką gero. Tikiuosi ne ta pati situacija. Tikiuosi karštis. Po tokios jau pertraukos. Po pertraukytės. Kokių 2 valandų. Galvoju, ar net nereikia eiti striukės pasiimti, bet neatsimenu, mašinoje turiu aš ją ar neturiu. Nu, žodžiu, ekstremaliai. Kai darbą reikia, tai laukia saulė šviečia. Išeiginės tai. Sušalau, žinokit. Einu pažiūrėsiu, ar mašinai striukę turiu. Nes ant to vėjo čia sėdėtų ne pyragai, žinau. Na tai jaučiu baigęs tą žūklę. Pasėdėjau, pabandžiau. Nu, pagavau kelis karšius. Bet visas realiai kibimas buvo ryte. Vieną tą pagavau gal apie 10, ten 11 valandą. Ir dabar visiška ramybė. Na ką, traukiam žuvytę, parodysiu, ką pagavau. Keli ten, man atrodo, karšiukai 2 ar 3, nebeatsimenu jau. Ir ką, rinksiuos daiktus ir lėksiu namučia. Tai va, realiai visa mano žuvis. Šiandienos didžiausia rudeninis karšiokas. Kitas irgi toks panašus. Dar keli. Čia paleidom. Ką, liko tik daiktai susidėjo. Tai nukrautis daiktų ir bus viskas. Susidėjau daiktus. Tai tokia ta žvejyba ir buvo. Tikrai pasisekė geriau negu kaip praeitą kartą. Pagavom jau kelis karšiokus, tai jau tai yra gerai.
gal jeigu ne tas vėjas šitai būtų buvę, tai gal manau kaip iš ryto buvo toks oras, tai manau būtume pagavę. Bet sakau, kaip ir pradėjau dėl to vėjo į tą tašką nebepataikyti, tai viskas taip ir manau ir susidėjo. Bet, nu, arba tiesiog gal ryte labiau kimba, ar ten naktį, o dieną nesinori, kad, nu, ar dieną netaip kimba. Tai va, tai nesurinkom to 1000 prenumeratorių, tai nebus ir konkurso. Tai manau, su kitu video tikrai surinksim ir paskelbsiu konkursėlį. Tai ką žinau, tai tiek. Tai ką, kaip visada, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Iki kito karto ir iki.